Garbė Jėzui Kristui, pasibaigė sekminės, su sekminėmis pasibaigė ir Velykinis laikotarpis. Prasideda eilinis laikotarpis ir pirmiausia, eilinėme laikotarpyje mus pasitinka tam tikros šventės. Iš viso eilinėme bažnyčios laikotarpyje turime 5 pagrindinės didžiasias šventes. Pirmoji šventė, tai ji vyksta žiemą, dažniausiai sausio mėnesį, tai yra Kristaus Krikšto šventė. Tačiau nors ji vyksta jau pasibaigus kalėdiniam laikotarpiui, bet ji yra pati pirmoji prasidedančio eilinio laikotarpio šventė. Antroji šventė tai yra sekmadienis po sekminių, ko mes jau ir šį sekmadienį laukime, tai yra švenčiausios trejybės iškilmė, švenčiausios trejybės šventė. Paskui po šios šventės kitą savaitę vyks ketvirtadienį arba Lietuvoje sekmadienį, į sekmadienį nukeliama devintinių šventė, švenčiausio mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūno ir kraujo šventė. Ir pasibaigus vienai savaitai po šios šventės penktadienį švęsime Jėzaus širdies iškilmę. Ir galiausiai jau viso eilinio laikotarpio pabaigoje turėsime Kristaus karaliaus šventę. Taigi 5 šventės. Kristaus Krikštas, švenčiausioji trejybė, Kristaus kūnas ir kraujas devintinės, švenčiausioji Jėzaus širdies šventė ir Kristaus karaliaus šventė. Matome, kad visos eilinio laiko pagrindinės iškilmės, tos šventės yra labai kristocentriškos, išskyrus švenčiausios trejybės, bet vėlgi rodančios į Jėzų Kristų ir į skirtingus Kristaus, sakytumėm, pažinimo lygmenis. Mes Kristų pažįstame ir eucharistinį Jėzų, pažįstame Jėzų kaip švenčiausios trejybės asmenį, pažįstame Jėzaus širdį, jo meilę, jį karaliaujantį ir Jėzaus Krikštas, tai Jėzaus tarnystė šitoje žemėje ir jo pasiuntinybė. Švenčiausios trejybės šventė vakarų bažnyčioje atsirado galutinai, buvo patvirtinta 14 amžiaus pradžioje, popiežiaus Jono 22. Beje, to paties popiežiaus, kuriam laišką yra parašęs ir mūsų didysis kunigaikštis Gediminas. Tačiau šios šventės vystymasis prasidėjo nuo to, jog ankstyvojoje krikščionybėje vyko labai daug įvairių erezijų, ypatingai Arijaus erezija, arionizmas, kurios neigė švenčiausią trejybę, erezijos, kurios kalbėjo, kad Jėzus Kristus nebuvo Dievas, kad jis neturėjo dieviškosios prigimties, jis buvo dvasia, arba kiti sako, kad jis buvo tik tai kūnas, jis buvo pranašas, bet jis neturėjo dieviškosios prigimties. Ir 325 metais sušauktas Nikėjos bažnyčios susirinkimas patvirtino kaip tikėjimo tiesą, jog yra vienas Dievas, trijuose asmenyse, Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Ir vėliau bažnyčios tėvai rašė įvairius himnus, įvairias maldas, aklamacijas, šūkius, kurie buvo naudojami liturgijoje pabrėžti Dievo trejybiškumą, pabrėžti, kad Dievas yra trejybė. Ir ilgą laiką, net iki Antrojo Vatikano susirinkimo, buvo tokia tradicija, jog kiekvieną eilinį sekmadienį po sekminių pagrindinė prefacija, tiksliau pasakius, vadinamoji dėkojimo giesmė, būtent buvo giedama, nusakanti švenčiausios trejybės slėpinį apie švenčiausiąją trejybę. Taigi, kiekvienas sekmadienis buvo tarsi trejybės, švenčiausios trejybės paryškinimo šventimo šventė, bet jau nuo 14 amžiaus po sekminių oficialiai tai pripažinta visai vakarų bažnyčiai.
Šį sekmadienį skaitysime Evangeliją pagal Matą, 28 skyrius, 16-20 eilutė, kurioje Jėzus vėlgi pamini labai aiškę švenčiausios trejybės ištarą. Jis pasiunčia savo mokinius krikštyti į visą pasaulį, skelbti gerą naujieną ir krikštyti vardant Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Ir tarsi tai yra tikrai Jėzaus žodžiuose įrašytas jau žinojimas mums, kad krikštas, tai yra buvimas krikščionių, yra įžengimas į švenčiausios trejybės slėpinį, kad mūsų tikėjimas iš esmės yra trejybiškas, trejybinis. Tai nėra žinomas garbinimas trijų skirtingų dievų, bet tai yra vieno Dievo garbinimas, tačiau išpažįstant, jog tai yra trys asmenys - Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Ir istorijoje daug yra įvairių bažnyčios istorijoje mėginimų aiškinti, gretinti, ieškoti panašumų, ieškoti tam tikrų momentų, ką mes galėtumėm atrasti. Pavyzdžiui, šventasis Augustinas, jisai sakydavo, kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą, žmogus yra dvasia, bet žmogaus dvasia vėlgi nėra vieniška, joje yra tam tikros dvasioje pakraipos, tai yra, sakysime, žmogaus atmintis, žmogaus intelektas, pažinimas ir žmogaus valia. Tie trys dalykai sudaro vieną žmogaus dvasią - intelektas, pažinimas, valia, norai. Tai kaip ir vienas Dievas, ta viena Dievo dvasia, ji turi skirtingą tuos asmenys - Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Tėvas, kuris kūrė pasaulį, Sūnus atpirkęs pasaulį ir dvasia palaikanti ir teikianti gyvybę, dvasia palikta vesti bažnyčią. Apie tai kalbėjo ir pats Jėzus ir paskui vėliau bažnyčios tėvai. Ką mums gali reikšti tas dalykas? Tai žinoma, pirmiausia yra bažnyčios bendruomeniškumo pirmiausias garantas, kad vėlgi mums priminimas, kad mes krikščionys turime ieškoti bendrystės, bendruomeniškumo, turime išgyventi, norint pažinti tikrąją Dievo esmę, žengimą į Dievo slėpinį mes negalime taip labai individualiai, tik tai apie save galvodami ir savimi besirūpindami eiti link Dievo, bet tai yra bažnyčios pamatas, bažnyčios pagrindinė kryptis - ieškoti bendrystės, kviesti bendrystės, šaukti į bendrystę, maldos, gyvenimo, meilės bendrystę. Ir kitas dalykas, tai yra labai brangi paslaptis. Iš karto galima atskleisti ir sakyti, kad taip, švenčiausios trejybė yra protu nesuvokiamas dalykas, bet tai yra einama į tą slėpinį, yra širdimi. Ir tuo pačiu mes, kada susidurėme su šiuo klausimu, mes susidurėme su Dievo visagalybė, su Dievo platybė, su to slėpinio didingumu. Ir tai mus visus nustebina. Tegul tikėjimas nepaliauja mus stebinės ir tuo pačiu kvietęs į bendravimą.